Sveiki visi, prisijungę šį vakarą prie Finansų akademijos. Šiandien ir vėl kartu su manimi Šarūne Petrašiūte narpliosime dar vieną labai svarbią temą. Na ir šiandien mūsų laidoje jau antrą kartą lankosi statybų organizatorė, kompanijos BuildDeal savininkė ir įkūrėja vystytoja Katažina Bilinska. Labas. Sveika, Šarūne. Tai šiandien, kadangi sulaukėm ir šiaip daug užklausų po pirmosios mūsų laidos, ką daryti, kai norim statyti? Nes kalbėjom praeitą kartą daugiau apie tai, kaip perkame jau pastatytus namus. Tai šį kartą pakalbėkime apie tai, kai turime tik tai viziją ir svajonę pasistatyti savo svajonių būstą. Tai aš galbūt pradėčiau tada nuo to dalyko, nuo pačių pirmų žingsnių, į ką reikėtų kreipti dėmesį. Tai ir praeitoj laidoj sakiau, ir dabar pasikartosiu, kad tai yra biudžeto nusistatymas ir kažkoks planavimas, kiek aš galiu sau leisti, už kiek galiu leisti ir panašiai. Bet jeigu mes jau kalbėtume grinai apie statybas pačias, tai viskas prasideda nuo sklypo paieškos, jeigu mes to sklypo neturime, nes dažnu atveju vis tiek sklypą reikia ieškotis. Kaip vyksta sklypo pirkimas dažnu atveju iš paprastų žmonių perspektyvos? Mes ieškom pagal tam tikrus kriterijus galbūt, ne? Nu, vat gražu, čia pušelė auga, čia ten, nežinau, smėliukas kažkoks. O jeigu darant apie skranto? Fantastika. Bet ten nuodų bus daug. Tai va, tai žiūrime iš tikrųjų į grožį. Ir labai retas pamatome tuos dalykus, kurie jau nusipirkus sklypą galėtų labai stipriai išbranginti statybas. Ir tikrai paprastas žmogus, nežinos jisai tų visų niuansų, jeigu jisai nei pasidomės, nei kažkas jam patartų. Todėl, kaip bebūtų keista, bet labai rekomenduojama yra į sklypo netgi apžiūrą kartu su savim vežtis architektą, kuris jau galėtų įvardinti, ar šiame sklype galima vykdyti statybas. Lygiai taip pačiai reikia įvertinti tokius dalykus, kaip toli yra elektra, kaip toli yra kažkokios miesto galbūt komunikacijos, nes iš esmės pigiausias variantas yra pasijungti prie miesto komunikacijų, bet jeigu mes žiūrėsim kažkokį rajoną kiek toliau už miesto, vis tiek reikės jau daryti savo ten tiek gręžinį, tiek nuotekų sistemą. Bet grįžtant prie to dalyko, įvertinti aplamai patį sklypą, ar jisai yra kažkur duobėje, ar jisai yra šlaite, kadangi tai labai stipriai gali įtakoti statybų kainą. Jeigu jūs busite labai duobėje, tai jums labai stipriai reikės tą sklypą pakelti. Jeigu jūs busit šlaite, jums reikės kažkaip statytis atraminės sienelės, kad žodžiu nieks ten nieko nečiuoštų ir panašiai. Tai čia jau tie dalykai, kurie sudaro tikrai labai daug iš tikrųjų išlaidų ir labai gaila, bet žmonės kažkaip įsigijant sklypą, jie nepagalvoja, kad kartais sklypo sutvarkymas netgi jau po statybų gali kainuoti vos ne pusę namo statybos kainos, nes iš tikrųjų yra reikalų sutvarkyti sklypą ir pasidaryti viską taip, kaip turėtų būti. Tai va, tai pagrindiniai dalykai būtinai įsivertinti. Taip pat pasižiūrėkit, jeigu, tarkim, esate jauna šeima, sakykime, esate jauna šeima, tai įsivertinkit, ar jums bus patogu iš tos vietos vežioti vaikus, ar kursuoja kažkoks visuomeninis transportas galbūt. Tai čia yra labai svarbu įsivertinti net į ateities perspektyvas, jau žiūrint į jūsų finansų aplamai planavimą, nes tai vėlgi čia papildomos išlaidos, kelionės, autobusas, jeigu nevažiuoja, tai reikia patiems vežioti. Na, žodžiu, viskas labai stipriai. Viską labai stipriai turim įsivertinti. Tai va, tai sklypo apžiūra ir sklypo įsivertinimas yra būtinas ir tikrai nereikia vadovautis iš karto brokeriais. Tai brokeriai, faktas, jie turi iš kažko, tai jie gyvena iš to, čia yra jų duona. Ir jų tikslas yra parduoti. Taip, tai čia viskas yra ok su šitoje vietoje, bet vis tiek, jeigu jūs jau norite ir sutaupyti, ir neįsigyti katės maiše perkant sklypą, tai būtinai įsivertinti tuos dalykus. Pats geriausias variantas tai yra sklypas stačiakampio, lygus, be kažkokių ten niuansų. Tai yra tobuliausias variantas, kur jums tikrai nesudarys papildomų išlaidų. Keliaukime toliau tada, kas liečia irgi tą pačią pradžią. Tai sklypą turim, valio, reikia jau kažką daryti. Tai vadinasi, reikia apsispręsti, ar mes samdome architektą, ar mes perkame kartotinį projektą. Kartotinis projektas yra kartais pigiau nei architektas, bet
Kartotinis projektas gali netikti jūsų sklypui ir galimai reikės daryti kažkokias korekcijas, kas vėlgi sudaro papildomas išlaidas. Mano šiaip požiūris yra toks, kad kiekvienas mes turėtume projektuotis pagal savo galimybės, pagal savo norus, kažkokius poreikius, nes galbūt aš nenoriu 2 aukštų namo, gal man reikia vieno ir aš noriu susiprojektuoti pagal save ir kartais geriau kvadratų yra mažiau, svarbu pasidaryti kokybišką, jeigu mes žiūrim vėlgi į tas galimybės, tarkim, iš tos perspektyvos. O kalbant apie tą kartotinį projektą, tai, jeigu ne visi žino, tai kartotinis projektas yra jau kažkam kitam suplanuoti namai. Jo, kažkam kitam, tai pilnas internetas yra tų kartotinių projektų. Tikrai kai kurie yra faini, nieko negali pasakyti, viskas ten su jais yra ok, bet ne faktas, kad jis tiks jūsų sklypui ir galimai reikės keisti kažką. Tai va, jeigu visgi nusprendžiat, kad kreipiatės pas architektą, tai vėlgi, architekto pasirinkimas. Atrodo, mes turime tikrai, rinka yra labai didelė ir turim pasirinkimo labai daug. Kaip čia pasirinkti? Tai vėlgi, architektas yra tas žmogus, su kuriuo jūs, galima sakyti, apsiženysite, kol nepasistatysit namus. Dar vienos vestuvės. Tai čia tokių vestuvių statybose labai daug yra, tai reikia atkreipti ir į tą dėmesį, kad labai yra svarbu su architektu sutarti ir surasti tą bendrą kalbą nuo pat pradžių. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, numatot, kad kažkas jums nesuvaibinat jūs su tuo žmogum, kažkaip nesusikalbat, nerandat bendros kalbos, tai nepradėkite projektuoti. Ta prasme, jums kainuos tai ir nervų papildomai ir visko. Susiraskite tą žmogų, kuris atlieps visus jūsų poreikius. Pats visas projektas, projekto tas darimas gali užtrukti iki kokių net 6 mėnesių. Realiai, jeigu žmogus nežino, ko nori, tai gali trukti iš vis belė kiek laiko. Tai geriausia yra jau žinoti tiksliai, ko jūs norite. Ir plus dar statybų leidimas, tai ten apie 6 mėnesius. Tai va, kai jūs jau turite tą visą dalyką, jau yra ir konstruktyvas padarytas ir taip toliau, tai vienas dar pagrindinių dalykų, tai konstruktyvas. Tai čia šitoj vietoj, kai jūs jau turite visą tą dalyką, kai kreipiatės pas kažkokius jau meistrus, pas organizatorius, pas rangovus, nežinau, pas ką kiekvienas ten nusprendžia, ten ir eina, labai svarbu, kad meistrai jums pasakytų, kas yra negerai konstruktyviai, nes iš esmės architektai, konstruktoriai, jie yra teoretikai. Jie iš teorijos, jie ne iš praktinės pusės, jie yra teoretikai. O kas yra konstruktyvas? Konstruktyvas tai čia visa ta namo dalis, sakykime, miško. Aš kadangi irgi statybų neekspertė, tai man, natūraliai kyla. Taip, tai čia yra svarbiausia namo dalis, konstruktyvas. Tai kaip tas namas, ne tai, kad atrodys, o visas vidus jo, sakykime, taip. Paprasta žmonių kalba, galbūt taip. Tai va, tai labai svarbu, netgi šiaip patarčiau, jau kuriant konstruktyvą, jau jeigu jūs žinot, pas ką kreipsitės, kad tie žmonės jūs konsultuotų iš praktinės pusės. Ar tai yra logiški sprendimai, ar yra jie pagristi kažkuo. Nes, pavyzdžiui, iš mūsų praktikos galiu papasakoti atvejį, kai turėjom klientę kreipėsi pas mus, pas ją buvo, žodžiu, namas, tiek sandėliukas, lygiai su tokiu pačiu konstruktyvu, lygiai iš tokių pačių blokelių, apšiltinimų, žodžiu, viskas buvo lygiai taip pačiai. Ir blokeliai ten, man atrodo, buvo panaudoti 30 cm, kas šiaip dažniausiai yra naudojami 25. Tai jeigu 30, tai jau turi būti kažkoks pagrindas. Ten pagrindo lyg ir nebuvo kažkokio. Tai jau šitoj vietoj mes sutaupom klientai tikrai nemažą sumą pinigėlių ir dar sandėliuką pridedam. Tai, kam formuoti, daryti sandėliuką tokį patį, kaip gyvenamą namą, jeigu ten, nieks negyvens. Tai iš esmės yra labai daug tokių niuansų, tai yra geriausia jau konsultuotis, net sudarant konstruktyvą, jau su tais, kas jums statys namą, bet tai turi būti žmonės, kurie norės padėti, kurie norės pakomentuoti, nes dažnu atveju, kaip, statybininkai gauna projektą, rangovas gauna, gavom, važiuojam. Kas ten yra, jisai tikrai nesigilins ir jisai tikrai tam žmogui nepasakys, kad galbūt čia tau brangiau kainuos, čia tau brangiau kainuos. Tai čia tokie pagrindiniai dalykai, nuo ko reikėtų ir pradėti. Skamba sudėtingiau nei įsivaizdavau, nes pirminė tokia vizija ir mintis buvo išsirinkti nuostabų sklypą, o jo ten po to kaip duota. Tai pasirodo, jog yra dar ką į priekį gerokai apgalvoti. Taip, į priekį tikrai reikia galvoti ir šiaip aš nepritarsiu, kad statybos yra belia kaip sunku, kad čia yra labai sudėtingas procesas, kad čia jau, o Jėzus Marija, kiek sunkumų ir taip toliau, jeigu jūs pasirenkate atitinkamą įmonę, kuri jūs atstovaus, šiuo atveju aš kalbu apie statybų organizatorius, nes tai yra klientų atstovai. Tai jeigu jūs kreipiatės į juos, jūs garantuoju, kad tikrai susimažinsit savo tiek galvos skausmo, tiek rūpesčių ir čia yra tie žmonės, kurie tikrai pagalvos į priekį. Gerai, ir kur tada žmonės daro tas esminės klaidas, kurios po to dažniausiai
Tai va ir nuo tų pat pradžių pradedama, ne? Tas pats sklypo pirkimas, nepasigilina, nusiperka beleką. Tikrai esam girdėję ir tokiu atveju, kai žmogus įsigijo sklypą ir paaiškėjo, kad tame sklype negalima net statybų vykdyti. Ir ką daryti su to sklypu? Tai gali, nežinau, su palapinėm važinėti, pramogauti ten, ne, kažką tokio, bet statybų ten vykdyti negali. Tai realiai nuo pat pirmų tokių dalykų jau čia žmonės daro klaidas. Toliau klaidos yra kokios. Vėlgi, jeigu jūs ateinate iš kažkokio kito sektoriaus, tarkim, jūs neturit patirties vėlgi statybose, jūs nieko apie tai nesuprantat ir imatės patys viską daryti. Čia yra didžiausia katastrofa, kokia gali būti, kai žmogus visiškai neturintis žalio supratimo, kas yra statyba, kaip vyksta visi procesai, nes iš esmės atrodo, kas yra pasistatyti namą, ne? Kiekvienas ten pamatus gali išlieti, ten mūrą, bet jūs nepamirškit, kiek yra biurokratijos, kiek yra dabar naujų atsinaujinusių įstatymų, kurių reikia laikytis, ką reikia daryti ir jūs to visko nežinote, tai jūs ir finansiškai nukentėsit, ir morališkai, ir tikrai, 80% žmonių sako, kad, visgi statybos jiems buvo sunkus gyvenimo periodas ir jie tikrai nenorėtų to kartoti. Kadangi vėlgi, apsijema viskuo patys, tai mes turim suprasti, kad jeigu tu patirties neturi, tai kaip tu tos procesus sužiūrėsi? Iš kur tu gali žinoti, kaip viskas po ko turi eiti, kaip tą eiliškumą sužiūrėti, iš kur tą informaciją gauti. Informaciją gauti, kur mes galime. Nueinam į socialinį tinklą, parašome, kaip padaryti tą ir aną, tai jūs pasižiūrėkit, kas ten vyksta, kaip tą žmogų ten iškolioja, kaip jį ten išvadina įvairiais žodžiais ir tikrai nėra geriausia vieta ieškoti kažkokių patarimų. Tai pirmas dalykas, tikrai reikia kreiptis į savo srities specialistus, kurie gali jums pagelbėti, juos atsirinkti, juos susirasti ir su jais apsiženyti. Ilgam laikai. Kol nepasibaigs statybos. Vis tenka girdėti ir kiek artimo aplinkoje turėjom tų statybų, tokių taip sakant, buvo numatyta samata, suplanuota, kiek planuojam, išleisti tų pinigų, kiek galim. Ir dar turbūt iš nei vieno negirdėjau, jog pavyko išsilaikyti tose rėmuose. Tai ar iš tikrųjų visiškai, tai čia yra kaip šventa taisyklė, jog tai, ką suplanavome išleisti statydami namus, samata po to stebuklingai paima ir išsipučia ne tai, kad ten 10%, bet dvigubai ir kitą kartą kur kas dar daugiau. Taip, su samatom yra tokių reikalų iš tikrųjų, bet reikia įsivertinti tokį dalyką. Žmonės labai dažnai, ieškodami, kas jiems pradės vykdyti statybas, jie pradeda konkursuoti ir jie siunčia kažką, kad jiem rangovas paskaičiuotų, kažką atsiųstų ir panašiai. Tai visų pirma, jie nusiunčia savo ten projektą kažkokį, rangovas tikrai nesigilins, kas yra tam projekte, jisai sumeta pagal tam tikrą šabloną, nes vis tiek samatos sudarimas, reikia suprasti, tai labai daug laiko užima. Tai tikrai 3-4 valandos sudaryti samatą kaip minimum, jeigu tai sudaro kažkoks samatininkas netgi, ne? Jeigu mes kalbame apie mokamas samatas, čia yra jau geresnis variantas užsisakyti mokamą samatą, bet jeigu jūs norite kažkokią preliminarę, bet čia net geriau daryti tada mokamąją, nes vis tiek jinai galbūt bus kažkiek realesnė, nes nesamatininkai jie vis tiek sudarinėja tas samatas realistiškesnėmis kainomis, nei kad ten rangovas pagal kažkokį šabloną sumes viską. Tai aš kaip suprantu, geriau tada pačia pradžia investuoti į gerai paskaičiuotą samatą. Taip, tai aš galbūt tada pasakysiu iš mūsų perspektyvos, kaip mes darom. Mes iš viso labai, kiekvienu atveju beveik, kai gaunam kažkokį paklausimą, jeigu žmogus nori, kad mes organizuotume jam statybas, mes visuomet vykstame į vietą. Vykstame į vietą apsižiūrėti sklypą. Tai vėlgi, nes sklypas yra ta dalis, nuo ko reikia pradėti, ar jį reikia tvarkyti, ar nereikia. Įsivertinam visą projektą, mes pasiūlom žmogui pasiskaičiuoti samatą, mokamą. Ja paskaičiuoja kiekvienas mūsų atrinktas partneris savo dalį ir labai stipriai pasigilina į kiekvieną etapą, tai yra pamatai, mūras, stogas, ten vidaus apdailai dažniausiai skaičiuojam atskirai. Bet žmogus gauna tikslę samatą, pritaikytą būtent jo projektui, ne Jono, ne Petro, ne Birutės, bet būtent jo namui pritaikytą. Samata gali kisti, jeigu žmogus susigalvoja kažko naujo. Taip, samata gali pasikeisti. Ir dažnu atveju, pavyzdžiui, samata išbrangsta, būtent vidaus apdailos samata pasikeičia. Nes, tai žmogus tai šitą nori, tai šitą kažką persigalvoja, tai darana ir tada gali išaukti tą samatą. Bet čia vėlgi, čia jau nuo žmogaus priklauso. Tai aš kaip ir sakau, nesivadovaukite tik tai preliminariomis samatomis, nes tai yra kabliukas, už kurio pagaunama yra žuvytė. Ir ta žuvytė esat jūs.
jūs pagauna. Ir viskas, jeigu rangovas jau atsiunčia kažkokią sumažintą ten tą kainą, nes dažnu atveju taip ir būna, kad jūs gaunate mažą kainą ir mažai kainuoja, gerai, imam. Ir viskas, važiuojam. Ir viskas, ir prasideda statybos, tada meistrai sako, mes čia kažko nepamatėm, mes čia kažko nepastebėjom, o čia žiūrėkit, čia tiek kainos. Ir tada žmonės pyksta todėl, kad jie turėjo viena kaina būti, o dabar yra kita, yra dabar brangiau. Kodėl? Nes todėl, kad nebuvo nuo pat pradžių įvertinta viskas. Tai aš sakau, pačioj pradžioj niekada negailėti specialistam, kurie įvertins viską, negailėkite atsivežti į sklypą, kas jums įvertins visą situaciją, negailėkite tiems ekspertams, kurie jums gali pasakyti, kas kiek gali jums kainuoti, nes čia yra pagrindas tam, kad jūsų ta samata paskui nešautų į viršų. Tai tokios būtų įžvalgos. Ir ar reikėtų dar papildomai ant jau gautos samatos užsidėti procentą, kažkokį ekstra pinigų? Jo, ekstra pinigai tikrai priverčia, kadangi vėl sakau, galbūt žmogaus poreikiai kažkokie pasikeičia. Gal jisai fasadas buvo planuotas vienas, galbūt jisai sugalvoja kažką kito daryti. Nes labai iš tikrųjų žmonių nuomonė, kas liečia statybų, labai pradeda keistis statybų metu. Mes, pavyzdžiui, turėjome vieną projektėlį, kur buvo projektas tiesiog rekonstruoti namą. Mes turėjome nugriauti antrą stogą ir dalibdyti karkasą ir, žodžiu, sutvarkyti tą seną, kas buvo. Kai mes nugriovėm antrą aukštą, pamatėm, kad ten ir sienos kreivos, jos per plonos ir ta visa konstrukcija jau yra tokia kreiva šleiva ir tikrai reikėtų geriau atsinaujinti, viską nugriauti ir naujai pasistatyti. Mes žmogui tą pasiūlėme, jisai sugalvojo, aš noriu. Bet finale mes šitoje vietoje jam netgi sutaupėme pinigėlių, jam būtų brangiau kainavę visa rekonstrukcija, nei kad naujas, sausas namas, gražiai pastatytas ir, tvarkingai viskas padaryta. Tai klientų poreikiai iš tikrųjų labai keičiasi. Tai šitoje vietoje dar ką pridursiu, būtent tas klientas irgi. Mes nežinojom, ar mes darysime iki dalinės apdailos, ar kaip ten bus. Klientas irgi negalėjo atsakyti, bet kažkas ten pasikeitė, viskas darom, važiuojam toliau. Tai labai priklauso nuo žmonių, iš tikrųjų pas juos labai dažnai viskas pasikeičia ir nebūna taip, kad mes jau nusprendėm, mes norim to ir taip ir bus. Labai dažnai pasikeičia nuomonė ir žmogus kažko kito užsimano ir tai gali įtakoti kainą, žinoma gali. Kai lankėsi studijoje pirmą kartą, pasakoju apie statybų organizatorius, tai būtent apie tai, kas esat jūs ir jūsų kompanija. Tai taip sakant, užsisakius šią paslaugą, jei gerai suprantu, pavyktų išvengti visų klaidų, sutaupyti papildomai pinigų, kokie yra tie patys didieji pliusai, nes, viena yra pertvarkyti jau turimą būstą, o kita yra statyti nuo pačių pradžių. Taip. Tai jeigu mes kalbėtume apie tai, ar statyti nuo pradžių, ar ten tvarkyti kažką seno, irgi galima ir apie tai dar paliesti šią temą būtent. Tai labai priklauso nuo situacijos, kokios būklės yra tas senas kažkoks namas, sakykime, ar tai namas, ar tai sodyba. Dažnu atveju tikrai geriausia yra nugriauti ir pasistatyti naują. Kodėl? Todėl, kad vis tiek tai yra senas būstas, tai yra sena, tai yra seniena. O jūs už tuos pačius pinigus arba net pigiau kartais tikrai galite pasistatyti gražų, šiltą, jaukų namelį. Ir jeigu mes čia kalbam apie tas pačias sodybas, sodo namelius kažkokius, tai žmonės visgi dažniau, bent jau mūsų praktikoje, tikrai pasirenka, kad seną tą kažkokią lūšną nugriauti ir pasistatyti naują, kadangi tai yra tikrai geriau, tu pasistatysi ir tavo bus rami galva. Nes tos rekonstrukcijos, visų pirma, meistrai rekonstrukcijom negaliu pasakyti, kad labai nori užsiimti iš tikrųjų, nes vis tiek tai čia yra krapštimasis po seną būstą, kažko ten darimas, perdarimas, nesuprasi, kur ten kas buvo daryta ir tai tikrai išbrangina ir ne kiekvieną tu prisišauksi gerą meistrą. O tai tikrai rekomenduočiau statyti kažką geriau naujo ir būti ramiam, kad gyvensite gražiam naujam name. Kas liečia statybų organizatorius, tai taip, mes esame tie, kurie jūs nuves už rankytės iki namo raktų, jums nereikės patiems dėl nieko galvoti ir klaidinga yra manyti, kad mes galim atsieiti net brangiau nei kad rangovas kažkoks arba nei kad... Tai vis tiek yra paslauga, kuri yra mokama. Taip, tai paslauga, taip, aišku, niekas nemokamai nedirba ir dirbti tikriausiai neapsimokėtų nemokamai. Tai iš esmės, mūsų paslauga kainuoja, bet jinai kainuoja tam tikrą procentą. Tai apie tai jau minėjau ir pirmoje laidoje, bet visi privalumai, ką mes žmogui teikiame, tai yra
nuoširdį pagalbą. Mes tam ir susikūrėm realiai, dėl ko atsirado Build Deal, dėl ko atsirado mes, nes mes pamatėm tą tokią skylę, kurią galima užlopyti būtent privačiam sektoriui, nes tikrai girdim labai negražių atsiliepimų apie statybininkus, apie tai, kad statybose dirba tik tokie, anie, ten visi žodžiai nesąžiningi, visi tik tai nori apgauti. Ir pastebėjome tą poreikį, žmonių poreikį būtent pagalbą jiem teikiant. Nes kai pradėjau vesti ir socialinius tinklus ir viską, tai labai dažnai pradėjau sulaukti, gal turite meistrų kažkokių rekomenduoti, gal galite tą, ir kažkaip pradėjo viskas tas rutuliotis, nes pati pirminė idėja mūsų visiškai skiriasi nuo to, ką mes veikiame dabar. Tai dabar mes darome tą, kas tikrai reikalinga yra Lietuvos rinkai ir tai, kas labai pagelbėja žmogui. Ir tai nėra labai brangu, tai nėra prabanga. Kiti galvoja, o Jėzau, tai jeigu čia jau kreipsis, tai viskas ir aš sumokėsiu žymiai daugiau, ar čia man bus brangu. Ne. Kainuos daugiau negu namą. Taip nėra, todėl kad mes esam būtent kliento atstovai, mes tikrai nuoširdžiai norime padėti klientui, nes ne ten meistram kažkokiem darbo duoti, ne ten iš medžiagų uždirbti ar dar kažką, nes realiai, sakau, mes esam būtent pagalba žmogui viskame. Mes jį konsultuojame nuo pat pradžių. Jeigu žmogus jau nuo pat pradžių nusprendžia, kad jisai nori eiti per statybų organizatorius, kuriem pačiam nereikės absoliučiai nieko rūpintis, mes jau nuo sklypo pirkimo einam kartu su juo už rankytės ir rodom visus tos niuansus. Nes tikrai visos užklausos, kurios pas mus ateina, 85% galbūt užklausų, mes tikrai koreguojam konstruktyvą, mes koreguojam projektą, kadangi yra priimti kažkokie sprendimai, kurie labai stipriai žmogui kainuos. Tai mes jau nuo čia padedam tam žmogučiui pataupyti ir kitaip sakant, savo tą atlyginimą užsidirbam iš to, sakykim taip. O žmogui visiškai nereikia dėl nieko galvoti. Reikia su ESO bendrauti, mes bendraujam. Reikia su kitom institucijom bendrauti, mes bendraujam. Ir kas svarbiausia, į mūsų visą paslaugą įeina statybų vadovas. O statybų vadovas tai yra labai svarbus asmo, kuris irgi prižiūri visą ir kokybę, ir sužiūri visus ir procesus irgi. Tai jeigu jūs nusprendžiate patys viską daryti, tai jums reikės tiek meistrų, galbūt rangovo, galbūt statybų vadovo. Ir čia yra tas toks labai sudėtingas procesas, nes neturint tame patirties, tu tikrai nieko nesugaudysi, nei kas kur vyksta, nei kas kaip. Jeigu tu esi iš statybų srities, taip, galima tikrai pačiam kažką daryti. Bet žmonės, kurie ateina iš kažkur kitur, tai aš labai nuoširdžiai rekomenduoju eiti pas specialistus. Nebūtinai mes, tikrai yra kitų ir viso kito, tiesiog čia ne kaip reklama kažkokia, bet kai yra nuoširdį pagalba žmogui, kai klientai rašo atsiliepimus apie mus, mes dažnu atveju girdim nuoširdumas. Papirko nuoširdumas ir realus noras padėti. Tai vadinasi, tą, ką mes dedikuojame būtent iš nuoširdumo pusės, mes tą ir parodom žmonėm, kad mes norim tau padėti, kad tau būtų lengviau. Mes ne tie, kurie nori iš tavęs ten atimti viską, paskutinį turtą kažkokį, susikrauti, užsidirbti ir panašiai. Tai tokios būtų įžvalgėlės. Tai gal tada dar taip irgi rezimuojant viską, jeigu vis dėlto aš nusprendžiu, jog statybų organizatorius, šiokia tokia prabanga, sakykime, mano piniginiai, tai tie esminiai žingsniai, kurių aš jokiais būdais negaliu praleisti ir turiu pasirūpinti pats. Čia jau statant savo namus konkrečiai. Tai čia tada jau ir pradėkit nuo pat pradžios. Jeigu nenorite turėti kažkokio organizatoriaus, pas mus, pavyzdžiui, yra tokia galimybė sudaryti sutartį dėl konsultavimo. Žmonės gali naudotis tom paslaugom, tarkim, ten pasirašoma yra sutartis ir mes žmogų konsultuojame visą statybų periodą, kol jisai ten statosi ar pats kažką, galbūt jam kažkur pagalbos kažkokios reikia, galima netgi taip daryti. Jeigu to nenori, tai vis tiek reikėtų nepagailėti nuo pat pradžių investuoti į specialistus, kurie bent jau nukreiptų kažkur. Tie patys nepriklausomi statybų ekspertai, interjero dizaineriai, vėlgi geri architektai. Jie tikrai turi tą žinių bagažą, kur jie gali jums pagelbėti, bet labai svarbu atsirinkti tinkamus. Patarimas mūsų laidos žiūrovams, kur kitur gyvenimo srityje namus pasistatėm, viskas tvarkoj turim, ką dar reikėtų, nežinau, atrasti, kaip sutaupyti, kaip gyventi geriau. Koks būtų patarimas žiūrovams? Praeitoj laidoj minėjau apie tą planavimą, kad būtent planavimas ir yra pagrindas. Tai
Aš sakyčiau, galbūt išlaidų skirstimas, išlaidų skirstimas, pajamų kažkokių irgi planavimas, kiek tu užsidirbsi, kiek tu vis tiek tu gali nusimatyti, kokios bus tavo pajamos, kokios yra ar grėsmės, ar atvirkščiai viskas eina geryn. Tai vėlgi viską planuotis, pasikartosiu, nes čia yra auksinė taisyklė, viską planuotis ir skirstyti, pasidaryti atskirus biudžetus, galbūt ten maistui, galbūt kelionėms, nežinau, statyboms, dar kažkam. Na vis tiek reikia pasiskirstyti ir tada man atrodo, kad gyvenimas tikrai prašviesėja. Tai ačiū tau, o aš dar nuo savęs norėčiau irgi pasidalinti keletų patarimų, jog įsigyti savo būstą, statyti savo būstą tikrai kainuoja, bet kokiu atveju neišvengiam ir paskolų, kažkokių kitų finansinių dar įsipareigojimų. Tai, sakau, auksinė taisyklė, kurią turėtų vadovautis visi bet kokiu atveju gyvenime, tai ar statom, ar keliam kitus savo finansinius tikslus, negalim suteikti savo tokios prabangos, visiškai nunulinti visus savo rezervus. Čia yra, man atrodo, pagrindinė klaida finansiškai jau žiūrint, kur žmonės daro daugiausiai klaidų nepriklausomai, ir tai yra statybos, tas pats būna ir kelionių atveju, ar ten automobilio pirkimo, jog sutaupom konkrečią pinigų sumą, tarkim, būsto įnašui, ir visos tos mūsų turimos santaupos nukeliauja į pradinį įnašą, užsikraunam ant pečių finansinį įsipareigojimą, neturėdami papildomo krepšelio, iš kurio būtų galima, taip sakant, skolinti jau ne iš bankų, o pasiskolinti iš savęs. Tai bet kokiu atveju mūsų žiūrovams būtų palinkėjimas ir viena auksinė tokia piniginės taisyklė, tai turėti visais gyvenimo atvejais sukaupus finansinę pagalbę, tą finansinį rezervą, kuris jokiais būdais nebūtų judinamas ir kokio dydžio, ar ne, tai turėtų būti, tai rekomenduojama bent jau turėti 3-6 mėnesių gaunamų pajamų santaupas. Na ir tų santaupų tikslas būtų netekus stabilių pajamų, pavyzdžiui, turėjom ir tokių netikėtų gyvenimo nutikimų kaip pandemija prieš keletą metų buvusi, kai daugumai sumažėjo pajamos, išlaidos išliko, finansiniai įsipareigojimai irgi lygiai taip pat, tai be to finansinio krepšelio nederėtų užsiimti kitomis veiklomis, investavimais kažkokiais dideliais ar kažkuo, tai tiesiog rūpinkitės savo finansais, savo finansinę ateitimi ir tuo saugumu. Siekite užsitikrinti, jog bet kokiu atveju neišleisite paskutinių savo pinigų statyboms, nes ir po tų statybų reikės gyventi ir dengti jau tuomet turimus įsipareigojimus. Tai tiesiog toks patarimas dar būtų iš mano pusės ir ačiū visiems, kurie šį vakarą savo skirėte Finansų akademijai. Ir jeigu turite mums patarimų, idėjų, temų, kurios būtų aktualios jums, kas yra susijęs su pinigų planavimu, finansiniu raštingumu, vaikų galbūt ugdymu, tai tikrai rašykite man, Šarūnei Petrošiūtei, ir pasistengsime, jog laidų metu būtų atsakyta ir jums rūpimus klausimus, jog temos būtų aktualios tiek mums, man ir pašnekoviai, lygiai taip pat ir tiems, kurie žiūrite patogiai įsitaisę savo namuose. Tai ačiū, jog žiūrėjote ir gražaus likusio vakaro.